Ateities krepšinio žvaigždės šiandien. Mes esame Lidl studijoje ir ką tik padebinom su Tomu, ką tik Tomas Budrinas tapo dėjimo į krepšį čempionu. Tomai, ką atsinešė, parodyk. Ką čia turėjai, parodyk. Wow! Pažiūrėk, greit ir mes galim apsimės, kad laimėjom. Ką tik, ne, mes nelaimėjom, laimėjo Tomas. Tomai, papasakok, kaip ten viskas vyko. Atrodo, finale taip šiek tiek ir kartais pasitaupydavai, ir ne, matei, kad varžovams nesiseka, tai sugalvojai, aš geriau paprasčiau, bet viską užtikrinčiau. Taip ir galvojau. Tiesiog stengiausi dėti savo dėjimą, kurį treniravausi ir viskas. Ir tas ir gavosi. O ilgai ruošėsi dėjimų konkursui? Ne. Vieną dieną prieš pat turnyrą paskartavau viską ir taip ir gavosi, laimėjau. Kurie dėjimai paties labiausiai patiko ir galbūt konkurentų buvo, kurie įsiminė, kurie tavo manimų sudėtingiausi buvo dėjimai? Mano? Na ir tavo paties ir galbūt kažkuris konkurentų patiko? Nu, iš Tornado vieno žaidėjo buvo gan įsiminęs, kur jie tokį. Pats tokį patį bandžiau dėti, tai gavosi ir dabar džiaugiuosi to.